Labas rytas visiems. Pabuskite ir lėkite į savo virtuves, nes šį rytą gaminsime vitaminų bombą. Jos brėžinius gavome iš interneto. Jokauju. Iš tikrųjų gaminsime vaisių tyrelės gėrimą. Angliškas pavadinimas būtų smoothie. Tačiau mes gaminame Lietuvoje ir gaminsime vaisių tyrelės gėrimą. Naudosime bananus, greipfrutus, obuoliukus, mėtas. Mėtų džiovintų paėmiau šį kartą, nes parduotuvėje pirkti neradau, o aš, kaip ir tavo verėja, vasarą pasirūpinu, kad turėčiau ką valgyti žiemą. Šiek tiek cukraus ir be abejo mums reikės mikserio, kur plaksime savo kokteilį. Paimsime greipfrutus ir nulupsime greipfrutų žievelę. Nulupame žievelę, nulupame tiek, kad neliktų baltos dalies. Beje, yra šalių, kur greipfrutas yra vadinamas pompelmosas. Taigi, jeigu jūs esate emigrantai ir gyvenate kažkur kitur, tai nenustebkite, jeigu greipfrutų nerasite. Ieškokite pompelmosų. Greipfrutą šiek tiek susmulkinsime, kad lengvesnis darbas atitektų mūsų mikseriui. Galite pjauti į 4 arba 6, 8 dalis, kaip jums patogiau. Taigi ir dedame viską į vidų. Taip, na o dabar imsime bananą. Bananą nulupsime ir tiesiog galime sulaužyti gabalėliais. Dabar mums reikės obuolio. Obuolį nulupame ir išimame sėklas. Aš beje mačiau, pasirodė jau parduotuvėse pas mus smoothie. Tačiau kaina yra gan didelė. Apie 7 litai kainuoja viena stiklinė. Na, o mes padarysim už kokius 4 litus 3 žmonėms didelės 3 stiklinės. Ir paskui mums beliks sudėti mėtas. Mėtas iš tikrųjų patarčiau vasarą pasirūpinti, kada soduose, pas močiutes, mėtų juk pilna, mėtų, melisų, įvairiausių rūšių. Na, o žiemą jas pirkti labai brangu yra. Net praeitą savaitę pirkau ir pastebėjau, jog vazonėlis mėtų kainuoja galbūt 5, bijau sumeluoti, o gal net ir 6 litai. Na ir truputėlį, jeigu turite džiovintas mėtas, tai truputėlį jas sutrinkite tiesiog tiesiai į turinį. Puikiai kompozicija. Ateityje jums parodysiu dar daugiau receptų, kaip pasigaminti vaisių tyrelės gėrimus. Tačiau jau patikrintus receptus ir jums nereikės vargti ir ieškoti naujų derinių. Na, o dabar mes galime visą tai suplakti ir jeigu norite, kad jūsų kokteilis būtų truputėlį puresnis, įmeskite keletą gabalėlių ledo. Ir jungiame. Kągi, jeigu jų nesiplaka, bandykite įjungti ir tiesiog pakratyti su visų kokteilių aparatu. Dabar dar įdėsime truputėlį cukraus, kadangi greipfrutai yra gana rūgštus, tai juos pasaldinsime. Na kągi, manau viskas susiplakė, galime pilti į taurę. Gero apetito ir iki pasimatymo rytoj.